Sveiki visi, kurie klauso šiandienos nuotolinių mokymų. Gavome ypač daug prašymų registruotis, todėl tenka susitikti kiek neįprastu ir jums, ir šį kartą ir mums neįprastu formatu. Komentaruose po šiuo pranešimu rasite klausimų pateikimo įrankį. Jei klausimai bus ilgesni ir sudėtingesni, pranešimo pabaigoje skirsime jiems papildomo laiko. Taip pat žinome, kad ne visi gali girdėti mokymus, kurie registravosi ir gavo registracijos patvirtinimą, tačiau po mokymų stengsime pasidalinti įrašų bei skaidrėmis. Planuoju užtrukti apie valandą, taigi nieko nelaukiant ir pradėsiu temą. Šiandien aptarsiu tokias temas, tai yra techninės specifikacijos tikslai, techninių specifikacijų rengimo principai, veiklos rezultatais grindžiamos techninės specifikacijos ir pagrindinės techninių specifikacijų rengimo klaidos. Turbūt sutiksite, kad techninės specifikacijos parengimas yra viena esminių perkančios organizacijos užduočių, rengiant pirkimo dokumentus, kadangi būtent šioje dalyje yra formuojamas perkančios organizacijos poreikis, bei tai tikrai ypač jautri dalis, kalbant apie tiekėjų konkurencijos užtikrinimą, kadangi techninė specifikacija konkurenciją galima arba iš esmės padidinti, arba ženkliai apriboti. Taigi, kamgi yra reikalinga techninė specifikacija, koks jos tikslas? Matyt, būtų galima išskirti bent kelis. Tai turbūt vienas iš pirmųjų tokių tikslų, tai yra rinkai nurodyti poreikius, kad tiekėjai galėtų nuspręsti, ar juos apskritai domina dalyvavimas pirkime, taip pat ar tiekėjo siūlymas tenkins perkančiosios organizacijos poreikius. Kitas būtų tikslas, kad būtų nurodomi objektyviai patikrinami reikalavimai, pagal kuriuos pasiūlymai galėtų būti įvertinti tiek pirkimo metu, tiek ir vykdant sutartį. Taip pat nustatyti minimalius reikalavimus kriterijus pirkimo objektui. Kai tie kriterijai nėra aiškus ir teisingi, tai neabejotinai lems netinkamus pasiūlymus arba netinkamai vykdomą sutartį. Toliau norėčiau aptarti bendruosius principus, kurie yra nurodyti viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 3 ir 5 dalyse. Bendrieji principai tai pagrindinės nuostatos, į kurias turi būti atsižvelgiama rengiant techninės specifikacijos. Taigi, komentuojant 37 straipsnio 3 dalies nuostatas, aišku, kad kiekviena techninė specifikacija turi būti parengta taip, kad užtikrintų konkurenciją ir nediskriminuotų tiekėjų. Lygiai tokios pačios pozicijos laikosi ir teismai. Keliose kitose skaidrėse aptarsiu tiekėją UAB Roche bylų maratoną. Sakau maratoną, nes jis užtruko tikrai pakankamai ilgai, net kelis metus. Ir nagrinėjo ir ne vienas teismas šitą bylą. Bylos numerius matysite skaidrėse, tiesiog jeigu bus įdomu, paskui jas pasižiūrėsite. Šiuo atveju, kaip ir minėjau, UAB Roche yra ieškovas, pateikė ieškinį Kauno Kalniečių poliklinikai. Pirkimo objektas laboratoriniai diagnostiniai reagentai. Trumpai bylos esmė, kad atsakovo pirkimo objektas skaidi dalis ir techninės specifikacijos reikalavimai buvo suformuoti taip, kad ieškovės teigimu reikalavimai parengti taip, kad jų visumą atitinka tik konkretūs analizatoriai. Tai yra konkretūs techninės specifikacijos punktų reikalavimai sutampa su konkretaus analizatoriais oficialiais skelbiamais parametrais. Šioje byloje teismas konstatavo, kad nediskriminavimo principas gali būti pažeistas tiek nustatant perteklinės nepagristas techninės specifikacijos sąlygas,
tiek formaliai viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus atitinkančius sąlygas, tačiau toks jų derinys pritaikytas tik vienam tiekėjui arba gamintojui, arba labai labai siauram jų ratui. Lietuvos aukščiausiasis teismas iš dalies tenkino UAB Roche ieškinį, pripažindamas techninės specifikacijas sąlygas neteisėtomis. Čia turbūt paminėtina, kad nors iš esmės kiekvienas reikalavimas tam tikrą apimtimi riboja konkurenciją, svarbiausia, kad tokie reikalavimai būtų pagrįstai taikomi. Vėliau Lietuvos aukščiausiasis teismas atnaujino bylos nagrinėjimą ir kreipėsi prejudicinio sprendimo ES teisingumo teismą. Prejudicinis klausimas, kurį matote skaidrėje, yra tikrai labai sudėtingai pateiktas. Galbūt trumpai, kad siekta išsiaiškinti tai, ar perkančio organizacija siekdama įsigyti prekes, kurios reikalingos tyrimams atlikti, šiuo atveju analizatoriai, techninės specifikacijos reikalavimus turi formuluoti įrangai, ar gali būti apibrėžimi ir pačių tyrimų kokybiniai parametrai techninėje specifikacijoje. Ir ES teisingumo teismas konstatuoja, kad perkančio organizacija yra visiškai laisva formuluodama techninę specifikaciją. Ji vienodai gali nustatyti ir veiklos rezultatais grindžiamas techninės specifikacijas, ir naudodama konkrečius aprašymus. Tačiau visais atvejais techninė specifikacija turi atitikti vienodo požiūrio ir proporcingumo principus. Taigi, ES teisingumo teismas Lietuvos aukščiausiajam teismui nurodė, kad pirmiausia, jie turi vertinti, ar jų nagrinėjimo byloje aptariama techninė specifikacija atitiko būtent tokius reikalavimus. Taip pat dar labai svarbus dalykas dėl proporcingumo principo. Teisingumo teismas pažymėjo, kad kuo išsamesnės techninės specifikacijos nustatomos, tuo yra didesnė rizika, kad konkretaus gamintojo prekės bus privilegijuojamos. Kitaip tariant, iš tikrųjų būtina įvertinti, ar itin išsamus techninės specifikacijos reikalavimai galbūt nebūtinai pritaikyti vienam tiekėjui, tačiau dėl išsamumo, dėl detalumo reikšmingai apriboja tiekėjų galimybės dalyvauti pirkime. Ar yra būtina, norint pasiekti pirkimo tikslą, nustatyti tokius išsamius reikalavimus? Ir vadovaudamasis Lietuvos aukščiausiojo ES teisingumo teismo sprendimu, Lietuvos aukščiausiasis teismas pažymėjo, kad sprendžiant ar nustatant techninės specifikacijos sąlygas nebuvo pažeistos tiekėjo teisės, turi būti įvertinti du aspektai. Pirma, ar nebuvo pažeistas vienodo požiūrių principas, tai yra ar techninės specifikacijos reikalavimai nebuvo pritaikyti konkrečiam tiekėjui, ir antra, ar nebuvo pažeistas proporcingumo principas. Tai yra, ar itin išsamus techninės specifikacijos reikalavimai buvo būtini, norint pasiekti pirkimo tikslą. Toliau, turbūt, jeigu sekate mūsų naujienas, tai galbūt ir esate susipažinę su tokiu pavyzdžiu, kurį dabar pateiksiu, kuris iliustruoja tiesiog bylos aplinkybės. Čia yra tarnybos vertintas pirkimas, lengvųjų keleivinių automobilių nuomos pirkimas, kuris buvo skaidytas į dvi dalis. Ir skaidrėje matote pateiktus techninės specifikacijos reikalavimus, ištrauką iš techninės specifikacijos. Ir matoma, kad labai išsamiai suformuluoti reikalavimai pirkimo objektui. Nors dalis reikalavimų pirkimo objektų ir nebuvo griežtai labai apibrėžti, vartojamos tokios sąvokos, ne mažiau, nurodomi tam tikri intervalai nuo iki, taip pat nebuvo nurodyto jokio konkretaus prekės ženklo, modelio, taip pat daugumą reikalavimų galėjo atitikti daugelio gamintojų automobilių modeliai, pavyzdžiui, visi varantis ratai, benzinas ir panašiai. Tačiau čia buvo konstatuota, kad tokia reikalavimų visuma buvo pritaikyta vieno gamintojo konkrečiam automobilių modeliui.
tiek pirmoje, tiek antroje dalyje. Ta patvirtina ir tai, kad nors pirkimu ir susidomėjo keli tiekėjai, pasiūlymą pateikė tik vienas ir pasiūlė būtent Škoda Superb automobilius. Tame pačiame sprendime Lietuvos aukščiausias teismas suformulavo tokią teisės aiškinimo taisyklę, kad tiekėjo teisės pažeidžiamos, kai nustatomas arba konkretus diskriminuojantis reikalavimas, arba kai nustatoma reikalavimo visuma pritaikyto konkrečiam gamintojui, arba neproporcingai išsamus reikalavimai, dėl kurių privilegijuojami tam tikri tiekėjai. Taigi labai svarbu pabrėžti tai, kad jeigu įdedate egzistuojančios prekės aprašymą į techninę specifikaciją, jau iš esmės lemia, kad techninė specifikacija yra jau parengta konkrečiam tiekėjui arba gamintojui. Tiesiog norėčiau galbūt akcentuoti, kad perkančioji organizacija, nors yra laisva spręsti, kaip atrodys jos techninė specifikacija, tačiau ji turi užtikrinti, kad ją nustatant nebus diskriminuojami tiekėjai ir reikalavimai bus išsamus tiek, kiek reikia, jog būtų pasiektas pirkimo tikslas. Norėčiau pratęsti dėl kito bendrojo principo, kuris numatytas, kaip jau sakiau, viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje. Turbūt jau perkančiosioms organizacijoms jis tikrai žinomas kaip malda, kad techninėje specifikacijoje yra neleistina nurodyti konkretaus modelio, gamintojo, kilmės šalies, o jeigu toks nurodymas yra, tai jis leistinas tik išimties tvarka ir kartu su žodžiais arba lygiavertis. Taigi tiesiog pakartosiu, kad būtinos dvi sąlygos, kad pirkimo objekto neįmanoma apibūdinti kitais būdais, tik nurodant konkretų pavadinimą, o nurodžius konkretų pavadinimą būtina nurodyti arba lygiavertis. Toliau pateiksiu porą praktinių pavyzdžių, kurie realiai gauti tarnybos klausimų platformoje, į kurios atsakymus teikia mūsų specialistai. Taigi, ar perkančioji organizacija turi pasirinkimo galimybės šiuo atveju? Tai yra, perkamas yra mineralinis vanduo. Turbūt darbuotojai galbūt norėjo vieno iš šių mineralinio, Birutės arba Vytauto ir, pirkimo organizatorius, sakykime, jeigu vykdo pirkimą, ar gali nurodyti konkretų pavadinimą, ar ir nurodyti arba lygiavertis. Matyt, kad šiuo atveju perkančioji organizacija tokio pasirinkimo neturi, kadangi vargu ar tikrai labai sudėtinga jau apibūdinti vandens savybės tokias, sakykime, kad nurodytų tam tikrą vandens mineralizaciją, gazuotas tas vanduo ar negazuotas ir panašiai. Taigi šiuo atveju perkančioji organizacija turėtų apibūdinti, aprašydama tiesiog pirkimo objekto, o nenurodydama, kad jiems reikalingas Vytautas, Birutė arba lygiavertis vanduo. Kitas dažnai pasitaikantis klausimas dėl kilmės šalies. Ar galima pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimą, kad siūlomas prekės turi būti lietuviškos, pagamintos, užaugintos Lietuvoje. Arba atvirkščiai, ar galima nurodyti, kad pirkimo objektas negali būti iš Kinijos. Tokia sąlyga be abejo diskriminuojanti kitų šalių tiekėjus ir dažnu atveju ir negarantuoja to tikslo, kurio siekiama tokiu reikalavimu, nes paprastai jeigu nurodoma, kad prekės nebūtų pagamintos Kinijoje, tai tikrai nelemia pirkimo objekto kokybės. Jeigu reikalinga tam tikra kokybė, ji turi būti apibrėžiama tam tikrais pamatuojamais kriterijais techninėje specifikacijoje. Taigi, pirkimo dokumentuose negalite nustatyti reikalavimų dėl prekės kilmės šalies. Dabar pereisiu prie techninės specifikacijos
rengimo principų. Tai kaipgi turėtų atrodyti suprantama techninė specifikacija? Skaidrėje nurodžiau pagrindinius punktus. Turėtų būti jį numatyta kuo aiškiau ir paprasčiau, taip siekiant skatinti dalyvauti daugiau tiekėjų, taip pat atspindėti sprendinių įvairovę rinkoje, tokiu būdu yra skatinama ir sąžininga konkurencija. Čia turbūt vertėtų vėl prisiminti jau minėtą UAB Roche bylą. Taip pat būtų, jeigu įmanoma, apibrėžta nurodant esminius esamus pripažintus tarptautinius ar nacionalinius standartus. Taip pat nebūtų naudojama dalyvavimui apriboti ar konkurencijai sumažinti. Taip pat labai svarbus elementas, kad techninės specifikacijos reikalavimai turi būti pamatuojami ir patikrinami pasiūlymų vertinimo ir arba sutarties vykdymo metu. Nes matyt, kad ne visais atvejais techninės specifikacijas galima patikrinti iš karto. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie valymo paslaugų teikimo kokybę, ji matyt galėtų būti vertinta tik tada, kai paslauga jau teikiama. Čia toksai trumpas pavyzdėlis irgi iš klausimų platformos. Buvo gautas klausimas, tiekėjas tiesiog norėjo pasiteirauti, ar kaip tarnyba žiūrėtų į reikalavimus nurodytus pirkimo dokumentuose, ar laikytų juos ribojančiais ar ne. Pirkimo objektas kompiuterio remonto paslauga. Ir pirkimo dokumentuose buvo nurodytas reikalavimas techninėje specifikacijoje, kad tiekėjas turi paslaugas teikti Klaipėdos mieste. Tuo tarpu sutarties projekte buvo numatyta, kad organizacinę techniką paslaugoms atlikti pristato ir atsiima pirkėjas, tai šiuo atveju pati perkančioji organizacija. Tačiau dėl tokio perkančiosios organizacijos nurodyto reikalavimo realiai tiekėjai teikiantis paslaugas kitose miestuose ir galbūt galintis ir norintis prisimti tuos pristatymo kaštus, juos padengti, įskaičiuodami ar neįskaičiuodami į tą paslaugų kainą pirkime dalyvauti negali. Taigi tokiu atveju yra tiesiog ribojama tiekėjų konkurencija ir mažiau tiekėjų gali dalyvauti pirkime. Taigi norisi grįžti prie techninės specifikacijos rengimo principų, ką reiškia visgi aiški techninė specifikacija. Pirmiausia, techninė specifikacija turėtų būti suformuota paprastais žodžiais, kuo glaustesnė, ir visi joje esantys žodžiai pirmiausia turi būti suprantami jums patiems. Taip pat neturėtų būti jokių reikalavimų, kurių poreikio jūs apskritai negalite pagrįsti, kad nebūtų subjektyvių vertinimų, tokių kaip yra geras, yra gražus, lengvas, paprastas naudoti ir panašiai, dėl kurių jūs tiesiog galite susidurti su tiekėjų, tiesiog turėti ginčų su tiekėjais dėl tokių neapibrėžtų sąvokų, kurias tikriausiai aiškina ir tiekėjas ir jūs galite aiškinti skirtingai. Be abejo, be žargono naudoti, jeigu naudojami trumpiniai, tai tie trumpiniai turėtų būti apibrėžti pirkimo sąlygose, taip pat naudoti visuotinai pripažintus terminus, dėl kurių vėlgi paskui nekiltų ginčų su tiekėjais. Vėliau pateiksiu pavyzdį apie dažniausiai daromas klaidas, kur būtent tokia problema ir iškilo dėl terminų aiškinimo. Taip pat techninė specifikacija turėtų būti aiškiai struktūruota, numeruota ir logiškai išdėstyta, kad nebūtų, kad vienur punktas minimas, o paskui jisai kažkur prapuola. Taip pat rengiant pirkimo dokumentus, ypač jeigu tai yra didelės apimties pirkimo dokumentai, svarbu nesiblaškyti tarp įvairių reikalavimų, kuriuos ketinama nustatyti.
Taigi šiuo atveju tiesiog pastebime, kad būna tokios problemos, tai siūlome tiesiog atskirti, kai yra nustatomi reikalavimai tiekėjai, kokią jis turi turėti patirtį, kokią teisę, kokie reikalingi įrankiai sutarčiai vykdyti, tai tokie reikalavimai yra susijęs su tiekėjo kvalifikacija, tai ten ir turėtų būti nurodomi. Taip pat, kai keliate reikalavimus prekiai, paslaugai, darbams, tai tokie reikalavimai turi pas jūs atsirasti techninė specifikacija. Jeigu reikalavimus keliate dabar, kad prekė turėtų tam tikrus parametrus, pasižymėtų tam tikromis savybėmis ir juos tikrinsite pasiūlymų pateikimo metu, tokie reikalavimai turėtų būti techninė specifikacija, o reikalavimai, kuriuos jūs tikrinsite ateityje, turėtų būti sutartyje. Na, tiesiog toliau pateiksiu pavyzdį dėl IP telefono aparato techninės specifikacijos. Yra čia nurodyti keli punktai. Pavyzdžiui, kad tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Kitas punktas, kad įrangos teikėjas įsipareigoja pirkėjų parduotą įrangą pasibaigus jos tarnavimo laikui utilizuoti savo lėšomis, įskaitant transporto kaštus. Vėlgi turi būti pateikiamas įsipareigojimą patvirtinantis dokumentas. Na, šie techninės specifikacijų kelti reikalavimai iš tikrųjų yra panašesni į sutarties nuostatas. Patys tie reikalavimai nėra kažkuo jie ydingi, tačiau prašymas pateikti patvirtinančius dokumentus, kurie iš esmės yra tiesiog deklaratyvaus pobūdžio ir neįrodo atitikties techniniai specifikacijai. Manome, kad čia tiesiog jų neturėtų būti, o turėtų būti nurodoma atskirai pasiūlymo formoje, kurią pasirašo tiekėjas. Tokia eilutė galbūt su tekstu, kad tiekėjas įsipareigoja tai atlikti, užtikrina, kad tai bus padaryta ir panašiai. Na, specifikaciją dažnai esame pratę matyti, o galbūt jūs ir labai dažnai nustatote lentelės formą. Na, lentelė turbūt viena tiesiog iš techninės specifikacijos rengimo formų ir galite ją naudoti, tik tai svarbu, kaip jūs tą lentelę naudojate. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai formuluojamas konkretus reikalavimas, pavyzdžiui, valymo paslaugų atveju ar ne, kur nurodomas reikalavimas, kad būtų valoma 2 kartus per savaitę bus valomas grindys. Kartą per metus valomi langai ir panašiai. Tai, realiai tiekėjas gali tik patvirtinti arba nepatvirtinti, kad jis tokių nuostatų laikysis. Tai, lyg nieko papildomai jis tokioje lentelėje ir neturėtų nurodyti ar patvirtinti. Tačiau tokia lentelė vis tiek yra, dažnu atveju naudojama. Su prekėmis tokia lentelė turbūt yra tikslinga, kai pateiktos parametrų ribos, nes tiekėjas gali įrašyti, pateikti kažkokius savo siūlytinus parametrus, o nepatvirtinti jau perkančiosios organizacijos techninės specifikacijų nurodytus parametrus. Iš esmės, techninės specifikacijos lentelė yra skirta įvertinti, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Tai yra kaip lengvinanti priemonė vertinimui, o ne jam apsunkinti. Todėl, jei pirkimo objektas yra paprastas, tiekėjui nereikia įrašyti siūlytinų reikšmių, tokia lentelė yra tiesiog perteklinė informacija. Na ir pateiksiu čia skaidrėje, matote realią situaciją, ar ne, kad pirkimo objektas gyvūnų augintinio pasas, nurodytas tam tikras vienetų skaičius, pačio paso blanko forma yra patvirtinta teisės aktais. Na ir lentelė yra tokia informacija, kad paslaugos privalo visiškai atitikti techninę specifikaciją nurodytus reikalavimus. Ir kita lentelės skiltis, kad rodiklių reikšmė atitinka ar netitinka. Ką šiuo atveju turės nurodyti tiekėjas. Kaip ir nelabai aišku, nes ar jis čia turi tik patvirtinti jau anksčiau nurodytą informaciją, galbūt jis kažką turėtų ir pateikti kažkokį dokumentą, tai tiesiog tokia lentelė šiuo atveju ne tik perteklinė informacija, bet dar ir klaidinanti tiekėjus.
kad nepraleistumėte tikrai svarbių dalykų, tiesiog siūlome užduoti savo tokius klausimus, na ir juos aišku atsakyti. Ar sutartimi, kurie nustatyti tokie reikalavimai, bus pasiekti tikslai ir patenkinti perkančios organizacijos poreikiai. Galbūt yra reikalavimų, kurių būtų galima atsisakyti dėl to, kad būtų didesnė tiekėjų konkurencija. Ar tokia specifikacija nėra diskriminuojanti, tai yra nėra pritaikyta konkrečiam produktui arba siauram ratui. Ar perkančiosios organizacijos asmenys, kurie atsakingi už sutarties vykdymą, turi pakankamai priemonių ir įgūdžių patikrinti, ar sutarties vykdymo metu yra laikomasi specifikacijų. Čia šioje vietoje turbūt svarbu yra ir centralizavimas, jeigu perkama daug ir reikalingas kažkokios tai ekspertizės, verta pagalvoti galbūt tokiu atveju vykdyti bendrus pirkimus centralizuotai. Pavyzdžiui, Austrai perka uniformas pareigūnams ir atitikti techninės specifikacijos reikalavimus vertina tam tikrose laboratorijose, nes pati perkančio organizacija tikrai nėra pajėgi įvertinti, ar tos uniformos atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Taip pat atsakyti klausimą, ar sutartyje yra atitinkamos nuostatos, kuriomis siekiama tiekėją paskatinti, ar tai būtų bauda, ar būtų kažkokia tikrai skatinanti priemonė premijos forma, laikytis techninės specifikacijos reikalavimų. Šitą skaidrę tiesiog norėjau iliustruoti, kad techninės specifikacijos parengimui idėjų galite semtis iš visur, kur tik sugalvojate. Tikrai šaltinių yra daug, tačiau techninės specifikacijos rezultatas yra tik tai perkančiosios organizacijos poreikiai. Taigi techninė specifikacija turi būti parengta ne pagal pavyzdžius, kuriuos radote, ne pagal konkretaus pirkimo objekto gamintojo aprašymą, kas, kaip jau minėjau, tiesiog jau yra konkurencijos ribojimas, ne pagal rinkos konsultacijų rezultatus, ji turi būti parengta įvertinus perkančiosios organizacijos poreikius. Taigi visos minėtos priemonės, kurios ir nurodytos šitai skaidrė, gali būti naudojamos jūsų poreikio aprašymui. Čia tiesiog nurodžiau, kad techninė specifikacija, kaip jau minėjau, nebūtinai turi turėti tik lentelės formą, gali būti išreiškiama labai įvairiai, tam tikrais reikalavimais išrašytais, tam tikra skaitinė verte, aišku, labai plačiai irgi naudojami, ypač paslaugų atveju, aprašymai, brėžiniai, taip pat standartai. Turbūt klausimai ir skaitinės vertės būdai yra turbūt ekonomiškiausias būdas nustatyti reikalavimus, taip pat prižiūrėti, kaip laikomasi jų, bet šie būdai ne visada būna išsamiausi ir turbūt naudojamas netgi kelios tos techninės specifikacijų formos. Vienas iš būdų, iš formų techninės specifikacijos yra standartų naudojimas. Techninės specifikacijos standartai gali būti naudojami įvairiai, nustatant pačias techninės specifikacijas arba nurodomas kaip įrodinėjimo priemonės. Jeigu nurodomas standartas, tai jisai konkretus standartas, jis turi būti nurodomas kartu su nuoroda arba lygiavertis. Gali būti nurodoma ir dalis standarto, nustatant konkrečius reikalavimus iš to standarto. Kaip įrodinėjimo priemonės, tai yra atitikties techninės specifikacijos patikrinimui,
kai standartas yra susijęs su trečių šalių išleistais sertifikatais, pavyzdžiui, sertifikavimo institutai arba standartizacijos įrangos. Na, standartai be abejo yra naudingi ir palengvina perkančiosios organizacijos darbą. Perkančioji organizacija tokiu atveju sutaupo laiko ir pastangų, tiesiog neformuluoja konkrečių reikalavimų techninė specifikacija, nes pateikia nuorodą į vieną standartą, kuris realiai nustato platų ir išsamų reikalavimų rinkinį tam pirkimo objektui. Taip pat užtikrina, kad tokiu atveju specifikacijos pritaikytos plačiam tiekėjų ratui, nediskriminuoja tiekėjų, tačiau yra turbūt pagrindinis trūkumas standartų naudojimo, kad standartai paprastai nėra atviri ir su jų išsamiu turiniu negalima susipažinti nemokamai. Turbūt esminis dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį renkantis standartą, kad jeigu norite nurodyti standartą, tačiau nežinote, kas ten parašyta, tai tokiu atveju tiesiog ir nesirinkite to standarto, kadangi tokiu atveju tiesiog suklaidinsite tiekėjus, nes pirkimo objektas bus nurodomas vienoks, o standartas, jeigu jūs nežinote, kas ten nurodyta ir nežinote, koks jūsų poreikis bus nurodžius tą standartą. Šiuo atveju, jeigu norite susipažinti su standarto turiniu, Lietuvos standartizacijos departamentas siūlo standartų nuomos paslaugą ir berods galima ir dieną išsinuomoti standartą, kad susipažinti, koks ten yra turinys apibrėžtas tame standarte. Ar atitinka jisai jūsų pirkimo objektą ir jūsų poreikį. Čia pateikiau, kaip atrodo standartas. LST paprastai reiškia, kad tai yra Lietuvos standartas, EN, kad tai yra Europos standartas, ISO nuoroda į tarptautinį standartą. Ten skaitmenų kodas irgi suformuluojamas pagal konkretų standartą. Būna ir nurodyta standarto dalis, taip pat išleidimo metai. Ir būtina įsitikinti, kadangi standartų yra tikrai jų daug ir vieni standartai yra jau pakankamai seni ir vis leidžiami nauji standartai, tai būtina įsitikinti, ar jūs tikrai susipažįstate su naujausiu standartu. Čia pavyzdys, kaip netinkamai naudojamas standartas, pirkimo objektas mišrių komunalinių pakuočių žalių atliekų konteinerių pirkimas. Šitą konkretų atvejį vertino tarnyba. Techninė specifikacija nustatyta, kad perkamų žalių atliekų konteinerių dangtis turi būti plokščias, turintis papildomą dangtį dangtyje per visą konteinerio plotį, kurį būtų galima atidaryti netverčiant viso dangčio, bei nurodyta, kad šie konteineriai būtų sertifikuojami pagal konkretų standartą arba kitą lygiavertį standartą. Ir gaunasi taip, kad techninė specifikacija nurodytas standartas visgi buvo taikytas konteineriams, kurie šiuo atveju nėra įsigijami šio pirkimo metu. Tai dabar norėčiau pradėti temą apie veiklos rezultatais grindžiamas techninės specifikacijas. Galbūt prieš pradedant šią temą dar keli akcentai iš buvusios temos, kad nustatydami techninės specifikacijos reikalavimus apgalvokite, kaip patikrinsite tai, ko jūs reikalaujate. Taip pat priminsiu, kad techninė specifikacija turi atspindėti jūsų poreikį, o ne paieškos šaltiniuose, kurių minėjau yra daug, rasta informacija. Taip pat
Atskirkite, kokie reikalavimai patikrinami dabar, o kurie formuluojami ateityje. Taip pat, jei naudojate standartus, įsitikinkite, ar jis atitinka pirkimo objektą ir ar naudojate naujausią standartą. Taigi, kalbant apie veiklos rezultatais grindžiamas techninės specifikacijas, galima identifikuoti dvi plačias techninių specifikacijų kategorijas. Tai yra grindžiamas atitiktimi ir grindžiamas veiklos rezultatais. Grindžiamas atitiktimi tai yra, kai yra išsamus techninių reikalavimų aprašymas, ar ne, susijęs su gamybos metodu, su konkrečiais uždaviniais, užduotimis, atitinkamais terminais ir tam tikromis medžiagomis. O grindžiamas veiklos rezultatais, tai kai reikalavimų rezultatų funkciniais ar veiklos rezultatais grindžiamas reikalavimais aprašymas teikiamas. Taigi praktikoje iš tikrųjų pasitaiko abi techninių specifikacijų kategorijas. Pagrindinis tokių veiklos rezultatais grindžiamų techninių specifikacijų rengimo principas tai yra, kad techninė specifikacija apibūdinu esamą situaciją, kurią turiu dabar ir formuluoju pageidavimą rezultatą. Pavyzdžiui, perkančioji organizacija vietoj to, kad apibrėžtų ar nustatytų, kokie kondicionieriai jie yra reikalingi, nurodo, kad patalpose reikiama temperatūra būtų žemesnė kaip 3 laipsniai nuo dabar fiksuojamos temperatūros. Kokiu atveju nustatyti tokią techninę specifikaciją, kada jinai būtų veiksminga? Tai yra būtina iš tikrųjų nustatyti tam tikrus rodiklius, kuriais išmatuojama tiekėjo našumu faktiškai sukuriama vertė pirkėjų, tai yra perkančiai organizacijai. Taip pat, kad asmenys, kurie yra atsakingi už sutarties vykdymą, galės objektyviai vertinti tą našumą pagal visus nustatytus veiklos rodiklius techninėje specifikacijai. Taip pat sutartyje bus tam tikri saugikliai ar ne, premijos ar baudos, kuriomis tiekėjas skatinamas už reikalavimo našumo viršymą arba baudžiamas už nepakankamą našumą. Čia galima būtų apibrėžti kaip naudą, ar ne, kokią patiria ir perkančioji organizacija nustatydama tokias techninės specifikacijas. Šiuo atveju didžiausias dėmesys, kai yra didžiausias dėmesys skiriamas pasiektam rezultatui, iš perkančiosios organizacijos reikalauja mažiau techninių žinių, naudojama gali būti tik tais atvejais, kai neprivaloma naudoti konkrečios technologijos. Taip pat perkančioji organizacija turi realias galimybės išnaudoti paties tiekėjo patirtį, inovatyvius siūlomus metodus ir taip pat, kai atsakomybė faktiškai užtikrinti geriausią kainos kokybės santykį yra perkeliama tiekėjui. Taip pat formuojant konkrečius funkcinius reikalavimus, įvardinčiau kaip turbūt minusą, kad būtina žinoti, kas yra siūloma rinkoje. Pati perkančioji organizacija turi išmanyti tinkamiausias technologijas. Tokios žinios būtinos, kad būtų nustatomi realūs reikalavimai. Tam galima būtų pasitelkti rinkos konsultacijas. Čia turbūt būtų galima pateikti Lenkijos ligoninės pirkimo pavyzdį, kurie vykdydama pirkimą turėjo tikslą atvėsinti Lenkijos ligoninėje esančias palatas, kurių pacientai nuolat skundėsi vasaros metu dideliu tvankumu. Perkančioji organizacija įvertino, kad kondicionieriai yra labai brangus sprendimas ir techninė specifikacija buvo keliamas reikalavimas, kad tiekėjai
pasiūlytų sprendimus, kurie užtikrintų 2 laipsniais mažesnę patalpų temperatūrą. Pastato fasadas buvo, tiekėjas pasiūlė tokį sprendimą, kad pastatas būtų padengtas saulės baterijomis, kurios kūrė šešėlį netemdindamos patalpų. Ir pasiektas rezultatas tikrai tenkino perkančią organizaciją, kadangi patalpų temperatūra sumažėjo 10%. Dar prie to jie gavo papildomą bonusą, kad buvo užtikrinta elektros energijos poreikį užtikrina dar plus 5%. Kitas pavyzdys, kurį galėčiau pateikti, sakykime, pirkimo objektas būtų aplinkos priežiūra, vejos pjovimas. Šiuo atveju tiesiog kaip pasiūlymas įsivertinti perkančią organizaciją turinti tokį pirkimo objektą, ar ne? Ar nustatyti, aprašant pirkimo objektą, kad pjaunama žolė turi būti 2 kartus per savaitę, ar tiesiog tiekėjai užtikrinti, kad žolė būtų ne ilgesnė kaip 2 cm. Jeigu pjaunama, jeigu pasirenkame pirmą variantą, ar ne, tai tokiu atveju yra sudėtingesnė techninės specifikacijos kontrolė, kadangi pati perkančio organizacija turi kontroliuoti tiekėją, ar jis tikrai tuos 2 kartus nupjovė veją per savaitę ar ne, arba reikalauti iš tiekėjo pateikti tam tikrus įrodymus, kad jisai būtent tokiu dažnumu pjovė žolę. Taip pat turi formuluoti perkančio organizacija techninėje specifikacijoje išsamų aprašymą. Šiuo atveju matyti reikalingos būtų išimtis, kada to žolės pjauti nereikia 2 kartus per savaitę. Pavyzdžiui, sausros laikotarpiu, ar ne, kai jau ten ir nėra ką pjauti. Taip pat, šiuo atveju nėra jokios pasirinkimo teisės teikėjų, jisai vykdo tiesiog tai, kas yra parašyta. Jeigu pasirinktume veiklos rezultatais grindžiamas techninės specifikacijas, ar ne, tai šiuo atveju tikrai yra paprasta patikrinti, praktiškai vietą nuvažiavus suliniuoti, ar ne, ar ta žolė tikrai yra ne ilgesnė nei 2 cm. Taip pat tikrai labai nesudėtingas techninės specifikacijos parengimas šiuo atveju, kadangi nereikia apgalvoti jokių išimčių, kaip pirmuoju atveju. Taip pat, skatina tiekėją patį surasti jam geriausią, ekonomiškiausią sprendimą. Norėčiau pereiti prie paskutiniosios šios dienos temos. Tai yra klaidos susijęs su techninė specifikacija. Jeigu sekate naujienas mūsų tinklapyje, tai tikriausiai jau susipažinote su dauguma šitų klaidų. Šita tikrai panaši jau mano minėtoje, kai kalbėjome apie teismų praktiką. Taigi klaida, kad pirkimo dokumentuose nurodoma netiksli ir skirtinga informacija apie pirkimo objektą. Pavyzdžiui, čia matote nuorodą į išvadą, tai tiesiog paminėsiu, kas joje. Pirkimo sąlygų ir jų priedų sudarančių dokumentų pavadinimuose skelbime apie pirkimą buvo nurodyta, kad bus perkamos gamtinės dujos suspaustos iki 220 barų slėgio. Tačiau techninės specifikacijos reikalavimuose ir sutarties projekte nurodyta, kad bus perkamos gamtinės dujos suspaustos iki 200 barų. Taigi akivaizdu, kad informacija nurodyta to paties pirkimo skirtingose dokumentuose yra nurodyta nevienoda ir tiekėjų visgi neaišku,
kokios tos dujos turi būti, kokio slėgio. Na ir kaip to išvengti, ar ne? Pirkimo vykdytojas prieš paskelbdamas pirkimą, turi atidžiai perskaityti tiesiog visas pirkimo sąlygas, skelbimą apie pirkimą, sutarties projektą ir patikrinti, ar šiuose dokumentuose nėra prieštaravimų, kas, turbūt ypač esant dideliai pirkimo dokumentų apimčiai kartais nėra visai ir paprasta. Taip, kita klaida, kad techninė specifikacija rengiama kopijuojant konkretaus gaminio aprašymą ir taip yra, apribojama konkurencija. Jau anksčiau minėjau, kad jeigu yra kopijuojama, tai tiesus kelias yra į konkurencijos apribojimą. Čia pavyzdėje nurodyta, kad ausinės sukurtos gerinti kalbą, atmintį, dėmesį, ją sudaro dinaminis filtras, kaulinio pralaidumo ausinės ir mikrofonas. Tiesiog skamba kaip gera reklama, ar ne, ausinukų, bet tikrai nepanašu į perkančios organizacijos formuluojama techninė specifikacija. Ir kaip to išvengti, kaip jau ir minėjau, kad techninė specifikacija nustatyti reikalavimus pagal organizacijos poreikį, o ne pagal konkretaus gaminio aprašymą. Taip pat, tiesiog nekopijuoti aklai aprašymų iš elektroninių parduotuvių, gamintojų, tinklapių ir kitur kažkur rastų internete prekių aprašymų ar paslaugų aprašymų. Kita klaida - techninės specifikacijos reikalavimų nepagristai apribojama tiekėjų konkurencija. Pavyzdys yra apie konkretaus modelio autobusus. Vėlgi kiek panašus į tą atvejį, kurį nurodžiau jau anksčiau. Čia šiuo atveju nustatyti specifiniai reikalavimai transporto priemonėms, ar ne, autobusai turi būti vieno gamintojo bei modelio, autobusai varomi suspaustomis gamtinėmis dujomis, bendras ilgis nedaugiau 12 metrų, bendras aukštis nedaugiau kaip 3,4 m. Tiesiog daug visokių reikalavimų, ir kuriuos realiai atitinka vienintelio gamintojo Europoje ir konkretaus modelio autobusai. Ir konstatuotina, kad techninės specifikacijos reikalavimai yra neproporcingi pirkimo tikslui ir jas dirbtinai apribota konkurencija ir diskriminuoti tiekėjai. Taip pat pasitaiko ir tokių klaidų, kaip prašoma nurodyti konkrečius dydžius, kaip čia, ar ne, kad ne mažesnis kaip x centimetrų, tiesiog aukščiai, pločiai ir panašiai, o paskui perkančioji organizacija priima ir kitokios techninės specifikacijos prekę, maždaug tiks mums ir toks dydis, negu kurį nurodėme techninėje specifikacijoje. Taigi, kaip išvengti tokių klaidų? Tai yra, tiesiog nustatyti reikalavimus, kurie būtų proporcingi pirkimo tikslui, kad neapribotumėte konkurencijos ir nediskriminuotumėte tiekėjų. Tikrai labai dažnai pasitaikanti klaida, kai techninės specifikacijos ateities lentelėje nurodomos būsimos sutarties vykdymo sąlygos, o ne reikalavimai pirkimo objektui. Tiekėjo prašoma nurodyti siūlomus duomenis, įrodyti atitikti šiems techninės specifikacijoms reikalavimus, nors jie bus realiai įgyvendinami tik vėliau. Todėl pasiūlymo vertinimo metu apskritai jie net negali būti įrodytini. Čia įkėliau pavyzdinę lentelę, ar ne, iš perkančios organizacijos techninės specifikacijos, kur reikalavimas formuluojamas į ateitį, ar ne, kad turės savo sąskaitą pristatyti ir prijungti kažkokį siūlomą įrenginį perkančios organizacijos patalpose tam tikrų adresų. Ir reikalaujama parametro reikšmė, būtina ją nurodyti, o kokia yra siūloma parametro reikšmė. Šitoje vietoje tiekėjas tikrai susiduria su neaiškumu ir problema, ką jis turėtų nurodyti šitame langelyje.
Na ir kokią nuorodą taip pat prašoma pateikti nuorodą į parametro reikšmės atitikimą kažkokiuose techniniuose dokumentuose. Na, tiesiog tiekėjas šiuo atveju neturi nei ką pateikti, nei ko įrodyti. Na, kaip išvengti, kaip jau ir minėjom anksčiau, kad šiuo atveju turėtumėte tiesiog atskirti reikalavimus, kurie yra susijęs su sutarties vykdymu, o kurie skirti pasiūlymo vertinimui ir atitinkamai, na, tokią informaciją aiškiai pateikti pirkimo dokumentuose. Na ir pereikime prie paskutinės klaidos. Na, čia kaip jau minėjau, kad buvo tiesiog nesutarimas tarp perkančiosios organizacijos ir teikėjo, kuris, na, šiuo atveju netgi persikėlė į teismus, kad techninė specifikacija trūko aiškumo ir buvo naudotas, atrodo, visuotinai apibrėžtos savokos, kurios visgi sukėlė ginčą tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos, kurios, na, galbūt laikykime tai skirtingų kontekstų, turėjo skirtingą reikšmę. Žodžiu, pirkimo sąlygų techninė specifikacija buvo nustatytas reikalavimas šaldytoms uogoms. Nemažiau 3 rūšių uogų asorti ir uogos turi būti nesmulkintos, pakartotinai neužšaldytos, išsaugojusios joms būdingą skonį, spalvą ir kvapą. Taip pat uogos turi būti švarios, valytos, nevirtos ir greitai užšaldytos. Na ir keli tiekėjai pasiūlė šaldytų uogų asorti, kurių kiekvieno sudėtyje yra vyšnios, kurios, na, ieškovės vertinimų priskiriamos yra kaulavaisiams, o ne uogoms, ką patvirtina ir bendrasis viešųjų pirkimų žodynas. Na ir apeliacinis teismas visgi sutiko su atsakove, kad pirkimo objekto apibrėžimas šiuo atveju patenka į perkančiosios organizacijos diskreciją, kurie ir suteikta įstatymu. Taigi, na, perkančioji organizacija visgi yra laisva apsispręsti, apibrėžiant pirkimo objektą, kaip kad ir, na, šio ginčo atveju, kad vadovaujamasi visgi kulinarinė maisto produktų klasifikacija ir vyšnios yra apibrėžiamos kaip uogos. Tai yra, na, teismas leido laikyti vyšnias ne kaulavaisiais, o uogomis. Taigi ties tuo ir tai viskas, ką norėjau pasakyti šitame pranešime. Tai nematau, ar mes dabar turime jūsų klausimų ar ne. Tiesiog dabar padarysime trumpą pertrauką ir žiūrėsime, ar turime klausimų.
Sveiki, dar kartą grįžtame tam, kad atsakytume į kelis jūsų klausimus. Klausimų nėra daug. Vienas besiklausantysis klausė, kad pristatyme pabrėžėte, jog techninė specifikacija turi būti rengiama pagal perkančios organizacijos poreikius, ne pagal CVPP, gamintojo prašymus ir panašiai. Prašome paaiškinti, kaip tada įsitikinti, kad neribojama konkurencija pirkime, ruošiantis pirkimui. Kaip jau ir minėjau pranešime, techninė specifikacija turi būti formuluojama pagal jūsų poreikį. Ir jei tas jūsų poreikis visgi atitinka gamintojo tam tikrus aprašyme naudotus elementus ar kažkokią aprašymą kitos perkančios organizacijos ruoštą, tai viskas yra gerai, galite jį naudoti. Ta prasme, jeigu tai yra jeigu jūs nekopijuojate tiesiog konkrečios norimos prekės, tačiau tie visi aprašymai tiesiog atitinka jūsų poreikį, tai viskas tvarkoje, jūs galite naudoti ir konkurencija nuo to tikrai nebus pažeidžiama. Kitas klausimas, ar tai pažeidimas, jei techninėje specifikacijoje yra nurodomi kvalifikacijos reikalavimai specialistams. Pavyzdžiui, tiekėjas turi užtikrinti pranešėją, atliksianti prezentaciją italų kalba, kuris turi turėti patirties vedant panašaus formato renginius, puikiai kalbėti italų kalba. Tas reikalavimas, kurį nurodote, jis yra kvalifikacinis reikalavimas ir techninė specifikacija, jos tokio reikalavimo nedėkite. Kitas klausimas. Sveiki, perkančioji organizacija perka pareigūnų ženklus siuvamus prie uniformos. Ar gali techninė specifikacija nurodyti, kad ženklas turi būti austas? Jeigu yra toks poreikis, be abejo, kad tokį reikalavimą nurodyti galite. Taip, sekantis klausimas apie techninę specifikaciją. Kaip išvengti tiekėjo nediskriminavimo, jei konkrečiai žinome, kokią įrangą, pavyzdžiui, IT aplikaciją norime pirkti? Turbūt atsakymas būtų kaip ir į pirmąjį klausimą, kad šiuo atveju, jeigu yra techninė specifikacija rengiama pagal jūsų poreikį, o ne pagal konkrečios įrangos parametrus, tai tokiu atveju ta konkurencija ir bus užtikrinama. Nes tiesiog jūs nenurašysite aklai nuo kažkokios tai įrangos aprašymo, o tiesiog formuluosite pagal savo perkančiosios organizacijos poreikį, tai konkurencija ir bus užtikrinta tokiu atveju. Ir paskutinis klausimas, ar galima sutarties objekto atžvilgiu nežymios paslaugų dalies, kalbos redaktoriaus paslaugų kvalifikacija, tai yra tekstų redagavimą, kuriam tekstų kalba gimtoji, dėti į techninę specifikaciją. Šiuo atveju vėlgi kvalifikacija, pabrėšiu, prie kvalifikacijos turi būti nurodoma. Šiuo atveju galbūt rekomenduotume tiesiog sutartyje įrašyti, kad paslaugas turi teikti tie asmenys, kurių kandidatūros ir buvo nurodytos grindžiant kvalifikaciją. Tai tiek, nedaug jūsų klausimų. Labai dėkojame visiems besiklausiusiems ir tikimės galbūt ateityje turėsime lygiai tokį patį formatą. Tiesiog įvertinsime, kiek jis buvo sėkmingas. Tikėsimės ir jūsų atsiliepimo, ar toks formatas jums tiko ir patiko. Tai tiesiog po šio pranešimo dalinsimės skaidrėmis ir tiesiog likite sveiki šią žiemišką dieną ir iki kitų susiklausimų.